Gali. Sveikas, Gediminai. Labas. Žiūrėk, čia aš iš Kornelijos numerį gavau. Aha. Užsiemi čia su tom detalėm, ne? Nu, kažkiek, nu. A čia tu Mažeikios, tipo, ar kaip tu čia, ar per Lietuvą jūs čia platinat? Mažeikius. Ar į užsienį varot? Galim išsiųsti ir į užsienį, jeigu ir nors. Aha. Žiūrėk, aš turiu tokių, supranti, detalių čia iš Anglijos. Nu, mes turim čia jų, tuo prasme, prisikaupę. Nu, ir lempos, viskas, žinai, vokta čia yra, ta prasme, iškart sakau. Aha. O, sakau, gal kažkaip išeitų, pavyzdžiui, nežinau, kažkas duomentų turim ir dar neišardytų automobilių, ten BMW, ten, nu, žodžiu, visas angaras, ten tų merus. Girdi, žiūrėk, aš tau rytoj gal galiu perskambinti, mano kolega ten užsiem biškį su detalėm. Ta prasme, nu, mašinom, žinai. Aha. Ir aš suveščiau jumis, gal jūs ten kažką rasit bendrą kalbą. Supratau, nu, matai, daug man nereikia, žinai, jam galėsi perduoti, tenais aš ten 10-20% nuo tos detalius, o visą savikaina ten viršui galit užsikelti jau. Na, nu, tai susišnekėsit dėl tų kainų, ten viskas. Skubi kažkur. Nelabai gali kalbėti? Galiu. Ai, gali, supratau, aš sakau, gal gimtadienį, žinai, šventi. Nu, šventi kažkiek. Su jumis TikTok radio stotis Kušma. Sveikas, Gediminai, radio vedėjas Edvardas Šmukšta. Labas. Labas, laimės, džiaugsmo, nepamirštamų įspūdžių, svaiginančios sėkmės, tikros meilės ir ištikimų draugų tau gimtadienio proga linki draugai iš Londono ir Joniškio. Ačiū. Tokia mini išdurkėlė, žinai, ir visa kita, tai nuo savęs palinkėsiu gerai pratūsinti vasarą ir laimėti milijoną. Dėkoju. Gražios tau dienos, ate. Ačiū.